Tapyba ant akmens. Tapyba ant akmens. Pasiruoškite pasivaikščioti ir pasirinkti akmenėlių. Apsirenkite tinkamus drabužius ir avalynę. Turėkite su savimi geriamojo vandens ir krepšį ar maišelį surinktiems akmenims. Pasivaikščiokite tyloje. Stebėkite savo kūną ir kvėpavimą. Pripažinkite, kaip jaučiatės. Atkreipkite dėmesį į savo dabartinę nuotaiką. Kad ir kokia būtų jūsų nuotaika, žinokite, kad tai normalu. Nereikėtų jos atstumti. Atkreipkite dėmesį į savo mintis. Ar daug minčių? Apie ką tos mintys? Reikiamos priemonės. Surinkti akmenys. Įvairių spalvų ir storio rašikliai poska arba panašūs. Prieš pradėdami, kelias minutes pasėdėkite ir atkreipkite dėmesį į visą savo kūną. Dabar atkreipkite dėmesį į savo kvėpavimą. Padarykite vietos keliems ilgesniems iškvėpimams, pageidautina su atleidimu ir atodūsiu. Tai leidžia kūnui ir protui atsipalaiduoti. Dabar atkreipkite dėmesį į savo mintis ir stebėkite, kokia yra jūsų nuotaika. Dabar turite susirasti veiklai reikalingų priemonių ir atsisėsti ten, kur atliksite veiklą. Atkreipkite dėmesį, kaip sėdite. Kaip padėtos pėdos. Ar galima atsipalaidavus sėdėti ant kėdės? Atkreipkite dėmesį į rankas ir vėl stebėkite savo kvėpavimą. Nustatykite konkretų veiklos laiką. Veiklą atlikite kuo tyliau. Nupieškite pirmasias linijas, pasisemkite įkvėpimo iš to, kas kyla, ir pieškite toliau. Pasibaigus laikui, sustokite. Pažvelkite į tai, ką sukūrėte. Kaip jaučiatės? Kaip jaučiasi jūsų kūnas?